Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Žodžiu, visą dieną man darbe, kaip sakant, mintis kuždėjo ir Evaldas Pikčius sako, dėk daugiau vyjų, pabandyk įdėti. Tai pabandžiau, buvo 40 vyjų, įdėjau 50 vyjų. Kokiu būdu aš jas sudėjau, neįsivaizduoju, arba išmokau dėti vyjas po truputį, nesakau, kad išmokau, mokinuosi. Tikrai čia yra visas mokslas su tom vyjų dėjimu. Pradėjau ten, kai vyją dedu, biškai į šonus daugiau pradėjau. Anksčiau dėdavau taip, tiesiai dėdavau ir man neužtekdavo vietas. Tai dabar, kai kišu, stengiuosi į šoną, vieną į kitą šoną, į vieną šoną, į kitą šoną. Tai stengiuosi o taip vyjas pradėti dėti ir sukišau 50, 10 vyjų daugiau. Iš tikrųjų didžiuoju savim. Tai dabar tuoj padarysim testą. Buvo 40 vyjų, dabar 50 vyjų ir pažiūrėsim, prie kokių apsukų pradės mums krauti 12 voltų sistemą šis generatorius. Tai ką, bandom, testuojam. Na ką, pabandykim, padarysim testą, žiūrim, kas gausis. Taip, dabar aš jau kaip ir testą padariau, žinau atsakymą, bet noriu pafilmuoti, parodyti. Taip, apsukus matysis. Reikia mums dabar 120 apsukų padaryti. Folija man nukrito. Sekundėlę, statysim foliją. Atspindėtų apsukų matuokliui. Nepagaunu ant 120. Viens 5-1 pagal mane buvo. Taip. Žodžiu taip. Gaunas matematika, viskas tas pats. Tai gaunasi taip, kad prie 120 apsisukimų turėsim 14 voltų 47 voltą prie 120 sūkių. Aš jau viską suskaičiavau iki mum filmuojant, kad neištemti video. Žodžiu, prieš dabar čia yra... Aš dar neužrašiau, kur tas mano markeris. Taip, čia yra 50 vyjų. Čia yra 50 vyjų, prieš tai buvo 40 vyjų. Prieš tai 40 vyjų prie 150 apsukų mums išduodavo, tuoj pažiūrėsim, biškai daugiau, 1568. 1568 voltą. Su 50 vyjų mums išduoda 14,47, bet jau čia grubiai nuo 14,7 jau prasidėtų irgi krovimas. Tai gal prieš tai buvo koksai 140 sūkių, 105 gal kokie, o dabar nuo 120. Tai manau, tai čia gaunasi 2 apsisukimai sraigto per sekundę. 2 kartus per sekundę, jeigu sraigtas matai jau sukasi, tai jau reiškia viskas, krovimas prasideda. Tai va, 50 vyjų, viena testinė katuškė yra padaryta, patikrinom, viskas ok. Ką, darysim ritės, vieną ritę kaip yra įdėta, dar 11 ričių reikia pasidaryti, sudėsim ir viskas, ir generatorius bus paruoštas. Pramirkysim lake dar šiek tiek ir džiovinsim ir viskas, ir sraigtas kaip ir yra. Taip. Sraigtas yra jau pagamintas, tik tais reikia išsibalansuoti liko. Taip gal geriau. Tai kaip ir viskas. Šiandien darbai baigti jau 9:30 vakaro, penktadienis, tai gal reikia įti trobą irgi.
Ir ryt vėl į darbą, po ryt vėl į darbą, bet, nu, čia mano reikalai, nesvarbu. Tai va, tiek žinių šiandien ir iki sekančių, kai surinksiu visas rytės, susuksiu, sudėsiu į statorių, surinksiu vėl korpusą ir tada pabandysim padaryti pilną testą. Testuosim su šitokiu vatmetru, šitokį vatmetrą va turiu. Su juo rodo į voltus, amperus, vatus, viską rodo. Per diodų tiltelį jungsim ir... Ai, tarp kitko dar parėjo mano pirkinys. Taip, kaip jisai čia atsidaro man. Štai toks pirkinys parėjo. Bandysim daryti krovimo kontrolierių vėjo generatorių. YouTube'e aš ten pasižiūrėjau, palaukit sekundę. YouTube'e aš pasižiūrėjau, kad čia yra aukštinantis pagal mane. Jeigu aš dabar neatsimenu, reikėtų dar pasižiūrėti. Įėjimas yra iki 140 voltų. Nuo 12 iki 140 voltų įėjimas. O išėjimas yra nuo 0 iki 125 voltų. Tai su juo, ką bus galima padaryti, būtų galima atreguliuoti, pavyzdžiui, jeigu norit, kad generatorius jūsų krautų, sakykime, nuo kokį 20 voltų, tai jūs atreguliuojat nuo 20 voltų. Ir kada 20 voltų pasiekia, sakykime, tada šitą platą įsijungia ir pradeda krauti akumuliatorių. Išėjimą irgi reguliuojate, iki kokio voltažo norit, kad būtų išėjimas. Tai ten jeigu ličio iki 55, 56, 7, žiūrint kokia ličio pas jumis. Tai va, ir bandysim padaryti tokį kontrolerį, o balastą nupirkau dar, užsakęs esu balastinę rėlę. Tai va, kai bus jau perteklius, iš balastinę rėlę matys, kad kyla voltažas, atreguliuosi tam tikrą irgi voltažą, nuo kurio ir viskas bus kaip balastas, kaip į teną galėsi, į dar kažką šildomą kabelį, nuvesti visą tą iš generatoriaus. Tai va, tokia mintis yra padaryti, čia principas šiek tiek panašus į MPPT, sakykime, taip, gal nėra tai visiškai taip, bet manau, jeigu voltažą galima susikelti iki aukštesnės temperatūros, nuo tos aukštesnė voltažo pradėti krauti, tai manau, kad čia principas panašus į MPPT yra. Ir, nu, žodžiu, viskas eigoj, bus kontrolė, dėžutė graži padaryta, sumontuosim viską į vidų ir padarysim testą, galbūt netgi su šituo generatoriu. Nors esu užsakęs dar vieną kontrolerį iš Europos, tai manau, kad kitą savaitę jisai tikrai parkeliaus. Šią savaitę abejoju. Melynų korpusų ten, nu, žodžiu, patestuosim irgi su šituo generatoriu. Pažiūrėsim, kaip šitas veikia, kaip anas kontroleris veikia. Ir dar vieną turiu slaptą mintį, kurios neišduosiu. Irgi yra vienas toks saulės kontroleris, kuris gali numetinėti balastą, turi tokią funkciją. Ne visi turi tą funkciją, bet tas kontroleris, kuris turi, ir pasirodo aš tą kontroleriuką turiu. Tai, bet čia neišduosiu paslapties, kas stebi mano video, stebėkite, ateityje tikrai pamatysit. Tai tiek žinių šį kartą ir iki visiems, iki sekančio video.